Jau daug kartų išsiaiškinome, kad internetas yra technologinis stebuklas, kelis šimtus kartų palengvinęs dabartinio žmogaus gyvenimą, tačiau taip pat ir pavojų pilna terpė, kurioje gali atsidurti kiekvienas. Šiandien papasakosiu apie žmones, kurie internetu verčiau būtų nepasitikėję. Taivanietė modelis Heidi Ye kartą pozavo vienai kosmetinių procedūrų ir operacijų klinikos reklamai, kai visai netikėtai internautai pavertė tą reklamą į mimą. Mat, šeimos nuotraukoje moteris pozavo su kitais nepažįstamais modeliais iš Azijos. Žmonės pradėjo juoktis, nes moters akys, lyginant su kitais menamos šeimos nariais, buvo daug platesnės. O ir montuotojai pasistengė kitų akis sumažinti nuotrauką paredagavus. Šalia buvo parašyta, vienintelis dalykas, dėl kurio tau reikės rūpintis, tai kaip paaiškinti tai savo vaikams. Kaip sugedęs telefonas, kaip apie tikrą šeimos albumo nuotrauką po visą pasaulį pradėjo sklisti gandai ir išgalvotos istorijos. Sklido žinutė, kad toji moteris apgavo savo vyrą ir melavo dėl akių plastinės operacijos, o vaikai gimė su itin siauromis akimis. O jis dėl to atseit padavė žmoną į teismą ir jį laimėjo. Kai realybėje tai tebuvo reklama, moteris nebuvo pasidariusi jokios plastinės operacijos, o žmonės nuotraukoje tebuvo tarpusavyje nesusiję modeliai. Pati Heidi dėl šio mimo ir gandų patyrė nemažai streso ir nuostolių. Dėl to ją metė vaikinas, ji ilgą laiką negalėjo užmigti, galvojo apie gyvenimo užbaigimą, modelio agentūros beveik nustojo siūlyti darbus ir kontraktus. Dėl to Heidi kliniką ir reklamos kompaniją padavė į teismą, bet ar gali jos kaltinti dėl nevaldomos ir negailestingos interneto sklaidos? 2012 moteris vardu Lindsay Stone internetu verčiau būtų nesinaudojusi. Ji į Facebooką įsikėlė nuotrauką berodant vidurinį pirštą ir vaizduodama, kad rėkia. Šalia buvo ženklas tylos ir pagarbos. Tuo metu tai buvo gan populiaru – įsiamžinti prie kažką draudžiančių ženklų ir tai daryti. Na, tarkime, vedžioti šunis prie draudžiamo ženklo ir taip toliau. Bet ko Lindsay neapgalvojo, kad tas ženklas buvo prie žuvusių karių kapinių ir atminimo vietos. Dėl to po šios fotografijos patalpinimo į Facebooką apie tai paskelbė žiniasklaida. Moteris susilaukė grasinimų susidorojimu, ją atleido iš darbo, o nauji darbdaviai ją atmesdavo, nes paguglinę jos vardą rasdavo straipsnius apie šį incidentą. Jungtinių valstijų kongresmenas Anthony Weineris savo politinę karjerą sugriovė vienu netyčiniu savo nuotraukos pasidalinimu Twitteryje. Ir ne bet kokios, žinoma. Jis 2011 netyčia įsikėlė savo varpos fotografiją. Vyras tada gynėsi, kad jo paskyrą nulaužė programišiai, bet vėliau prisipažino melavęs, nuotrauką įkėlė pats. Tačiau po šios istorijos buvo išsiaiškinta, kad Weineris vienu metu ne tik buvo vedęs, bet ir draugavo su keliomis moterimis. Taip kilo dar didesnis skandalas, dėl kurio jis buvo priverstas atsistatydinti iš Kongreso. Stay out of the public eye. No, I'm not going to stand with. That's up for you to judge, my friend. Yes. I don't take my judgment from you, and I don't judge you. You're a bad example. That's for the your people. judgment? No, that's obvious. Okay, Your no, that's behavior why we is have deviant. elections. It's That's not why they have normal elections. behavior. And you're perfect. You're going to judge me. I'm not running for office. You know who judges I'm not me? out there in the public. You know who judges me? Bet ir po viso to savo rodeo politikas tikrai nestabdė. Po to, kai jį galiausiai paliko žmona, 2015 teismo jis buvo įkalintas metams ir 9 mėnesiams. Dėl to, kad 2016 bandė suvilioti 15-metę ir jai taip pat siuntinėjo panašaus pobūdžio seksualinį turinį. Manti Tijau buvo koledžo studentas ir kylanti amerikietiško futbolo žvaigždė. Bestudijuojant ir žaidžiant, jis galvojo, kad turi merginą internetu, kurios dar nebuvo matęs. Vieną dieną sužinojo, kad ji neva mirė nuo leukemijos. Mančio bendruomenė ir kone visa tauta jam reiškė didžiulę užuojautą. Apie tai rašė straipsniuose ir kalbėjo žiniose. Tačiau netrukus visgi paaiškėjo, kad iš tikrųjų Mančio mergina niekada neegzistavo, o jos profilį buvo sukūręs toks Ronaja Tujo Sosopo. Tuomet visi pratrūko iš studento tyčiotis ir juoktis. Jis tapo pajuokos objektu ne vieneriems metams, kas padarė įtaką jo žaidimui ir karjerai. Daug klubų į jį pradėjo žiūrėti neigiamai, žiniasklaidoje jis atsispindėjo kaip naivus kvailelis. Mantijai tai labai žlugdė psichologiškai.
Nors jis vėliau ir turėjo karjerą futbole, ji toli gražu nebuvo tokia, kokią jam prognozavo bežaidžiant koledže. Ir ši istorija buvo viena to priežasčių. 2002-aisiais 15-metis Ghislainas Raza nufilmavo video, kuriame jis imitavo Darth Maul, veikėją iš Žvaigždžių karų. Jame jis vietoje šviesos kardo mosikavo golfo kamuoliukų su rinkėju. Šį įrašą kasetėje rado Ghislaino bendramokslis, kuris nusprendė tai įkelti į internetą. Ir tai buvo vienas pirmųjų internetinių hitų. Šis vaizdelis paplito po visą pasaulį. Žmonės tą vaikiną praminė Žvaigždžių karų vaikiu. Gaila, tačiau tai Ghislainui sukėlė didžiulės kančias. Nors vyrukas susilaukė ir nemažai palaikymo, iš jo imta tyčiotis ne tik internete, bet ir realybėje. Dėl nesiliaujančio smurto jam teko palikti mokyklą. Vaikino tėvai mokinį, kuris tą įrašą patalpino, padavė į teismą. Mat 15-mečiui buvo taip blogai, kad vaikinui buvo skirta psichiatrinė priežiūra. Abi pusės susitarimą priėmė be teismo ir bylą nutraukė. Buvo suskaičiuota, kad per 3 metus po video paleidimo jis buvo peržiūrėtas virš 900 milijonų kartų. – 2020 prasidėjus pandemijai Metas Colvinas ir jo brolis, važinėdami per parduotuves ir šluodami priemonės, nusipirko 18 000 buteliukų dezinfekcinio skysčio rankoms. Jie norėjo pasipinigauti iš situacijos ir užsikėlė kainą juos parduoti Amazon ir eBay svetainėse. Tačiau suveikė paslaptinga interneto magija ir ši istorija pradėjo plisti labai plačiai. Nepatenkinti žmonės kritikavo iš nelaimės besipelnančius vyrus. Gyventojai priemonių negalėjo nusipirkti, nes juos buvo išlavę šie broliai. Jie patyrė internetinį persekiojimą ir patyčias, kol galų gale pasipiktinusių srauto neatlaikę puslapiai brolių skelbimus ištrynė, o jų paskyras užblokavo. Taip pandeminiai verslininkai liko su tūkstančiais neparduotų dezinfekcinio skysčio buteliukų. Juos vyrai buvo priversti paaukoti. 2005 47 vedęs vyras Thomas Montgomery pradėjo internetinius santykius su 18-mete Jessie, kuri panašiu metu internete taip pat pradėjo flirtuoti su Tomo bendradarbiu, 22 Brianu Barrettu. Apimtas pavydo ir pykčio, Tomas užpuolė Brianą ir jį nužudė. Žiauriausia tai, kad su jokia 18-mete tie vyrai nedraugavo. Paaiškėjo, kad už ekrano buvo pusamžė moteris vardu Mary Schiller, kuri socialiniuose tinkluose apsimetinėjo savo pačios dukra. Tomas buvo nuteistas 20 metų kalėjimo. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums buvo įdomu, jei nesunku, būtinai po šio video paspauskite mygtuką patinka ir prenumeruokite mano kanalą. Tai labai didelė pagalba. Iki kitų kartų.